Sveiki, mano vardas Šarūnas Šutavičius ir šį kartą jūsų teismui pristatau savo paskutinį kūrinį, šį motorolerį. Motoroleris ypatingas tuo, kad jis yra elektrinis, perdarytas iš benzininio, modelis Peugeot Jetcorp. Originaliai jo galia buvo 3,5 kW, dabar vidutinė ilgalaikė 7 kW. Pilnai įkraunamas per 20-30 minučių, gali būti įkrautas iš bet kurio 220 lizdo. Nuvažiuojamas atstumas kol kas yra tik tai 20 km. Akumuliatorius vis dėlto buvo bandomasis, yra ruošiamas didesnis, su kurio galima bus nuvažiuoti 100 km. Šis motoroleris iš gamyklos jau turėjo automatinę pavarų dėžę, tai yra variatorių su reduktorium. Visa ši grandis buvo palikta kaip ir iš gamyklos, pakeistas tik tai variklis pats, kuris yra įmontuotas vietoje alkūninio veleno. Taip pat buvusio generatoriaus ir aušinimo skysčio pompos. Išoriškai motoroleris praktiškai nieko nesiskiria, tik čia gale trūksta oro filtro, karburatoriaus, taip pat kitam gale išmetimo sistemos. Taip pat galima būtų pastebėti, kad nebėra bako skylės, dabar čia yra jungtis krovimui. Na taip pavaizgai jums pateikiu techninę informaciją, o aš važiuoju. Šis perdarimas oficialiai traktuojamas paprastu, nes nebuvo modifikuota PKB ir rėmas bei visi tvirtinimo taškai. Tačiau perdarimo procedūra buvo labai ilga ir sudėtinga, taigi kviečiu peržiūrėti antrą pristatymo dalį, kurioje yra pateikti svarbiausi perdarimo eigos momentai.